Sveiki, šiandien su jumis būsiu aš, Tomas. Karolis girdėjau džiaustė skalbinius balkonė ir užstrigo. Tau girtas. Tai darysiu apžvalgą vienas apie Asmodus Minikin V2 baterijos modifikaciją. Modukas mažas, patogus, galingas, kokybiškas. Pažiūrėkime, ar jis toks ir yra. Modą gaunam štai tokioj dėžutėj. Matom logotipus, įspėjimus. Čia trumpa modo specifikacija, įspėjimai. Dėžutė gan sunkiai atsidaro. Niekur nepabėgs. O čia mus tada pasitinka pats Asmodus Minikin V2. Čia jis taipogi dėtas ganėtinai standžiai. Įsijima jisai taip. Į vidų būdų įdėtas USB krovimo kabelis. Ir tada dar turim modo galinį dangtelį. Modukas užsidaro. Kabelis gali keliauti šoną. Patraukus šitą dėžutį dar turim instrukciją. Įspėjimą apie tai, kad negalima naudoti netinkamų ir nesaugių pažeistų baterijų. Čia Asmoduso tarptautinė garantijos kortelė ir instrukcija. Tokia vat, kaip čia, kas vyksta su šito dalyku, bet jos jam nereikia, nes aš pasitengsiu viską parodyti. Modas iš arti atrodo štai taip. Matot visas koks gražus. Padengtas tiesa, jis yra tokia šiek tiek gumą primenančia medžiaga. Jis suteikia modui tokio švelnumo, rankoje labai malonus. Ir, sakykime, tikėjausi aš, kad jinai man tarnaus šiek tiek prasčiau netgi. Čia turim baterijų dangtelį. Viduj švaru, gražu, jokių kažkokių nesąmonių. Labai ilgas šitas raištelis, kas man patiko. Nereikia ten jau taupyti jo labai. Dedam baterijas. Čia nurodyta yra kur pliusas, kur minusas. Dedam vieną, užlenkiam raištelį. Dedam kitą. Galim dėti ir kitą tvarką, čia dėl to nėra skirtumo. Ir dangtelis. Jokio klibėjimo, barškėjimo, dar kažko, viskas, puikiai. Paspaudus 5 kartus modas įsijungia. Štai, matom, koks didelis jo ekranas. O kaip jį pareguliuoti? Ogi liečiamas ekranas. Taip, pradėkim tada trumpai apie tai, ką matom ekrane. Tai būtų baterijų įkrovos lygis, varža, atiduodamas voltažas, vatai, įtraukimų skaičius, įtraukimo laikas ir čia turim jau tada mes režimą, kurį naudojam. Tai galim čia užsirakinti varžą, nusistatom, kokią norim, čia su to viskas vyksta taip, tada turim čia režimus, tai modas turi tų režimų ganėtinai nemažai. Čia turim temperatūros kontrolės režimą, pasirenkam metalą, ir štai mums yra temperatūros kontrolė. Atrakinus ekranėlį, paspaudžiam, pareguliuojam temperatūrą, paspaudžiam, pareguliuojam atiduodamą galią, paspaudžiam čia ir pasirenkam norimą metalą. Viskas paprasta. Čia TCR režimai nusistatyti galit. Čia turim tada TFR režimas. Taipogi keletas nustatymų. Ir šiaip, kas dar patiko man iš šito modo, iš funkcijų, tai toj parodysiu jums. Tai būtų štai čia. Power, turim galią. Power tai paprastas galios režimas, tiesiog nustatom vatus. Taipogi atrakinam ekraną, paspaudžiam ant vatų ir galim juos nustatinėti. Ir jeigu norim, dar yra toks dalykas kaip curve režimas, kada mes pasirenkam, kaip mūsų batai bėgioja.
sakykime, tai yra to pačiu ir preheat funkcija, bet ji išlieka ir tolimesniam garinimo procese. Tai tarkim, mes galim pasirinkti laiko intervalą, kas kiek norim laiko, kad truktų šitas mūsų pasirinktas vatų skaičius. Ir tada pasirenkam vatus, kiek norim, kad tuo momentu atiduotų. Viską susidėliojam, kas kiek laiko, kiek eina vatų. Ok, matom čia kur režimą. Ir tada paspaudus, aišku, dabar nėra kaitiklio. Galima sukti kaitikliuką. Ir jisai va, kaitaliojasi. Vis kinta atiduodama gale ir tie 5 nustatymai galimi jie vis ratu keičiasi. Tai šiaip šitas man labai patiko naudoti su RDA kaitikliais, kada reikia šiek tiek duoti pakaitinimo, paskui atvėsinimo, vėl pakaitinimo. Tai toks ganėtinai smagus daiktas. Pats modukas turi didelį mygtuką. Mygtukas toks kiek keistą garsą skleidžia, bet jisai gan patogus. Tiek taip gali modą paimti, tiek su kita ranka. Labai. Jisai toks didelis, jis nėra labai išsikišęs, kaip matot. Praktiškai lygiai, tai jisai kažkur padėtas nelabai nusispaudžia, bet rankui jį paimti yra labai patogu. Mikro USB krovimo jungtis. Aišku, rekomenduojama modą krauti atskirai, bet jisai turi įkrovimo galimybę. Tiesa, neturi pass-through režimo, tai kraunant garint negalėsit. Nu ir manau, tada pažiūrėkim, kaip ant modo atrodo kai kurie kaitikliukai. Štai kaip, tarkim, atrodo ant jo TFV12. Na, sakykim, kaitiklis didesnis už modą. Beveik. Nu, čiut nelygus. Bet visai užsisuka, viskas tvarkoj. Turim tada faraoną. Juodas. 25 mm diametras, jokio įsikišimo, viskas puikiai, va matom. Viskas labai gražiai. Tai dėl šito man dar šitas modukas patiko taipogi. Turim va tada dar Serpent mini, mažylį, juodą taipogi. Va irgi kaip dailiai atrodo. Tik va tas juodas atspalvis tos medžiagos yra kiek, sakykim, toks švelnesnis, minkštesnis. Už tai taip ir atrodo. Štai Tobacco Super Tank juodas. Kiek išsiskiria. Čia dėl apšvietimo taip matosi. Tas spalvų skirtumas ryškesnis. Šiaip dienos metu tiesiog kažkur dienos šviesoje tai nėra taip ryškiai. Ir štai kaip modas atrodo lyginant su kitais dviejų baterijų modais. Sigeliai Fuchai. Tas modas šiek tiek mažesnis, bet platesnis. Bet rankui, žinokit, jisai asmeniškai man kiek patogesnis. Turim tada Alien 220. Tas modusas vėlgi šiek tiek žemesnis. Pločio, sakykime, jie plius minus panašaus. Tas modas šiek tiek platesnis, bet jisai kadangi šiek tiek yra toks kitokios formos, rankui stovi patogiau. Ir RX23 su 2 baterijom. Forma šiaip iš esmės jų turėtų būti identiška, tik tiek, kad matot, asmodusas jis visas toks, nuapvalintas. Rankoje jisai taip visai kitaip jaučiasi. O vat RX-as jisai toks, turi tokių aštrių kampų. Abu lyg neklibo, bet vat tas mygtukas toks jo. Ekranai šiaip iš esmės yra panašaus dydžio, jeigu ne tokie patys. Tai va, dar tada, kas liečia funkcijas, neparodžiau. Turim dar štai čia keletą funkcijų. Tai čia yra ryškumas. Galim nusistatyti ryškumą iki 10, tarp 10 ir 1. Tai čia, sakykime, jau labai ryškiai. Man tiek tikrai nereikia. Aš naudoju 1 arba 2. Ekranas tikrai pilnai ryškus. Puikiai matoma tiek dienos šviesoj. Ir čia tada dar yra toks lapelis. Paspaudus jį, galim nusistatyti, kiek norim padaryti maksimaliai įtraukimų, tada modas neleidžia ir reikia vėl nuresetinti. Nežinau, kam to reikia, bet tokia funkcija yra. Ir čia tada atrakinus, vėl įėjus čia, galim nuresetinti savo įtraukimų skaičių, clean, viskas, modas kaip švarus. Labai patogu, kada norim pasižiūrėti, kiek, tarkim, nuo baterijų krovimo padarom įtraukimų. Tai va, pažiūrėjom moduką iš arčiau, palyginom su kitais modais, pasukinėjom kaitikliukų. Aš šiandien su juo naudosiu Tobacco Super Tank mini, juoda, man ją derinas labai gražiai, nors, sakykime, modo tas atspalvis kiek juodo kitoks, jisai toks pūkuotas atrodo,
Bet, aš tai didelio minuso tame nematau, labai gražiai žiūrisi su auksiniais skaitikliais. Kitas dalykas tai būtų, manau, tada reikėtų aptarti jo pliusus, minusus. Tai minusų aš jame praktiškai neižvelgiu. Yra keletas tokių, sakykime, labai subjektyvių galbūt. Tai tas mygtukas toks, nežinau, man jisai patiko, bet čia jau skonio reikalas, piršto reikalas, sakykime, kam patogu, kam nepatogu. Ekranėlis tas būna kartais, kad jisai nori tik, tu jį atrakintum dar kartelį, bet, labai retai pasitaiko, tai čia toks irgi jau kabinėjimasis. Vat kas būtų iš tų tokių didesnių minusiukų, tai man gaila nepatiko, kad neina visai išjungti ekrano, kada tu garini. Tokios funkcijos tiesiog nėra. Ir kada tu garini, matai pirštų prilietęs, kad jisai vis prašo, kad paliesk mane, ir, biški nervina taip, kad jisai markstosi. Bet tai čia, vėlgi, aš tai dabar jau nebekreipiu dėmesio, pirmą porą valandų buvo atkeista. Ir jisai neturi pesturių režimo. Tai ką tai reiškia, kad įkrovimo metu jo negalima naudotis. Tai jeigu modas išsikrovė jums, pajungėt jį ant USB laido kraut ir viskas. Spaudžiam garintis, įmeta no fire. Viskas. Jisai garint neleidžia, nesvarbu, kiek baterijos būtų įkrautos. Atjungiam, toliau galim naudotis. Tai va toks pliusas minusas. Nors aš bet kokiu atveju rekomenduoju modą kraut išorinių įkroviklių, baterijas išiminėti, taip ir greičiau, ir saugiau, ir tvarkingiau, ir, taip rekomenduoja patys gamintojai. Tik tiek, sakykime, kad vis tiek kartais būna, ten trūksta pusvalandžio, dar kažkur nusėdo modukas ir norisi ten kištel biškį pakrauti, jau, sakykime, pagarinti krovimo metu negalėsim, vis tiek reiks laukti. Tai tada tas USB įkrovimo lizdas, asmeniškai man nelabai tenka prasmės. Tai va, kas dabar liečia pliusus? Lyginom jį su kitais dviejų baterijų modais, tai matėt, kad dydžių tai jis tikrai visus lenkia, man patiko jo labai žemas profilis, jisai toks rankui labai fainas. Toks apvalainas visas, suofalintas tie kampai, taip gražiai užbaigti, labai patogus rankui. Ir taip jį gali pasiimti, ir taip jį gali pasiimti, ir taip tas mygtukas iš visų pusių pasispaudžia, super. Tas padengimas, iš pradžių aš, kadangi irgi esu turėjęs modą jau ne vieną su tokiu panašiu padengimu, labai bijojau, kad jisai lupsis, užtiškus biškis skysčio, reikės jį ten čiut neplauti. Ne, žinokit, su šito kažkaip kaip tik labai likau nustebęs. Ranka prabraukiai, viskas, švaru, gražu, ekranėlis irgi nepasakyčiau, kad labai braižytųsi, modą jau numetęs porą kartą su pažeidimų praktiškai jokių. Labai, sakykime, šita medžiaga jame patvari, tai aš nustebęs ir labai patenkintas. Tai va šitą noriu vietą labai pagirti, kam ypač rūpi, sakykime, korpuso kokybė. Nes jisai neturi jokių klibėjimų, viskas taip solidžiai, rankui paimi toks vientisas daiktas, baterijos dangtelis labai tvirtas, čia viduje viskas švaru, tas kaspinėlis ilgas. Nežinau, vieni pliusai. Su visais skaitikliais matėte, ir platesnis sukom, ir siauresnis, su visais jisai užsisuko gražiai, tvarkingai, su visais veikia, 180 vatų. Ar iš tų dviejų baterijų įmanoma tiek įspausti, sakykime, aš ten tų jau matematinių visokių ten tų dalykų testavimų ten netlikinėjau. Šiaip manau, kad gal ir įmanoma, jeigu gamintojai tai deklaruoja, Alienas, pažiūrėkim, turi 220, sakykime, okei. Tiek, kad jis už Alieną gerokai mažesnis, ir man asmeniškai to 180 vatų ne pusės tiek nereikia. Tai, galios, dvi baterijos tarnauja ilgai, aš su dviem VTC 5 baterijom po 2-6 tūkstančius maho visą dieną išgarinu, tai 4-500 įtraukimų kažkur, vidutiniškai, taip sakykime, priklausomai aišku nuo to, ką naudoju užsidėjęs aš ant jo. Ten su kokiu TFV12, tai aišku, ten pusdienį ir tos dvi baterijos ate, sako, jeigu virš 100 vatų naudoju. Bet va taip kažką iki 50 baterijos tarnauja, aš likau patenkintas tikrai. Aišku, norėtųsi biški, bet, jisai kompaktiškas, tai jisai, norit kažko tokio, kad jums baterija savaitę laikytų, imat Gigsą 3 Su šituo norit, kad būtų mažesnis, prašau, baterijos tikrai neblogai laiko. Tai va, daugiau pliusų, minusų nežinau, pliusų tai galėčiau šį čia atsisėdęs girti dar pusę dienos ir tada rytoj dar jaučiu susitiktumėm. Minusų daugiau aš jam neturiu iš savo pusės. Nei subjektyvių, nei nesubjektyvių, nežinau, tikrai labai patenkintas likau. Tai va, modas tikrai toks, kaip už tokią sumą perki, tai ką tikės gauti, tą tu ir gauni. Jis tikrai
korpuso kokybė super, veikimas puikus, funkcijų čia tų Navarotų irgi turi, ekranėlis tas labai malonus, nu, nežinau. Rekomenduoju tikrai, kas ieško kažko va tokio kompaktiško ir geros kokybės. Tikrai kokybiško daikto. Tai va, tam kart manau tada tiek, susitiksim su jumis sekantį kartą, galiu Karolis bus grįžęs po savo mini atostogų. Tam kartui tada sekit be abejo mūsų YouTube kanalą ir apsilankykit Facebook'e mūsų grupiai ir Instagramą pažiūrėkit ir komentuokit, ką norit pamatyti, ko nenorit, tai tikrai atsižvelgsim, pažiūrėsim, aptarsim, apgalvosim ir kažką, manau, tikrai iškepsim. Tai va, tam kart tiek, gero jums gero.